Nu ką, draugužiai, gegužės 1 ir pagaliau lydekų sezonas. Tai atvažiavom čia prie kanaliuko. Eisim greitai, užsimesim guminius, susirenkam daiktus, susirišam meškeres ir eisim bandyti pagauti tą lydeką. Tai dabar susitiksim, kai jau busim prie vandens. Oi, kaip seniai tokį kotą belaikęs. O, turiu! O, koks smūgis! Ne? Turi? Turiu. Vai! Turiu žuvį. Ką, antrasis? A didelis? Turiu. Nu ką, atėjom prie kanaliuko. Šnekant apie įrankius, tai kotelis paprastas, efelas kažkoks, o ritė daiva. Ir dabar pradžioje užsidėjau tokį guminuką. Pažiūrėsim, ką gera. Saulė jau lenda, iškart šilčiau darosi. Oi, kaip seniai tokį kotą belaikęs. Aš tikiuosi, kad jam nemaišys, kad aš ten mašiną pastačiau. O, turiu! O, koks smūgis! Nice! Mažykį! Svarbu kimba. O, pirmoji Pusė žuvytė. lydekos. O Jėzau, kokia didelė. O nori pasimatuoti ar nematuoji tokių? Ne, nematau. Nice dar žaiba. Smūgis. Aš nemačiau, kur aš mečiau. Blemba, akinius palikau, būčiau pasiėmęs, tai bent jau nebūčiau aklas. Akinių nepasiėmiau. Akinių nepasiėmiau. Kas ant kepurės? Pasirodo, turiu akinius. Pasiėmiau. Pliupt. Turi? Turiu. Vai! Eikstu. Užkabliavai karšių. Aš sakiau, kad karšių yra. Tu matai, yra karšių. Kai, dudumas, žveliukas. Brakonierius. Draugužiai, turim žuvę. Pirmasis mano karšis pagautas. Va, va. Aš čia galvoju, kas čia taip toks įdomus, žinai, taip kaip priviniota. Paleiskim atgal. Karšėca. Aba. Bet pasimaišė iš čia taip ne vietoj. Pirmasis karšis pagautas ir tai net ne ant feederio, ant spinningo ir užkabliuotas. Ką? Turiu žuvį. Nežinau, tai parodysiu. Turiu žuvelę. Kiaurai praėjusią.
Jo, pasivažinėjom čia offroadų biškį su mašiniuku. Čia yra pora kanaliukų. Pabandysim dar čia biškį pamėtyti ir važiuosim iki kito kanalą. Bet šiaip žinok, gan švarus dugnas. Eik tu! Prie kranto! Iššoko! Čiupo! Nu ką, antrasis? A didelis? Ką? O, prašau. O, ant gumos. Nice. 2-1. Pfu, 2-0. Bet gražiai, bumsus. Nu super. Man šiandien nesėkminga diena. Kem cemų. Nesifotkinsi. Reik nuspot. Gražiai smūgiavo. Kur nebežinos tolydėl, kur šauti. Turiu! A tu matai, ką reiškia, kad taikyti žinoti. Pagaliau, draugučiai. Ui, gera. Dar man, kaip man. Nu, matai. Turi. Ahahaha. Bet dabar tikrai nepadaryti tokias klaidas, kad vėl kojai neatsirastų wobleris. Pagaliau. Ui, nematot. Blemba, bet kaip įsikabinus vis 3 kabliai. Opa. Atsidariau. Va. Bet tik įmečiau. Nu, bet tai čia apmėtė visų. Iš tos pusės. Tie irgi apmėtė. Sakiau, kad nereiks su juo twitchinti. Bet tai... Visas viltis sudėjau į lenką. Bam! Bet tai paaiškini. Susmegau. Oikso. Oho. Kietai čia pavariau. Blemba dar. Vienas kojas pašakinėt. Čia kai susmegau. Nu ką, šitoj atkarpoj nieko. Nei kibimų, nei žuvies, nei nieko. Tai einam ten kažkur tolumoj, matosi mašiniukus. Pareisim iki mašinos, pavalgysim, papatasim, gal žuvis suaktyvės. Tai vat, laukit kitą kadrą. Nu va, pavalgiam, galvom, dar pamėtysim biškį prie mašinos, netoli, matėm, kaip šokinėjo lydekas medžioja. Ir žiūrim, ką čia turi. Bet jau mažesnį panašiai kaip pirmą, ne? Nu. Medicka. Ant auksinės. Va.
Nu ką, važiavom dar vieną vitikę. Bandysim čia kažką sumedžioti. Akmuo. Akmuo. Bebrus. Šarnas. Oi, so. Bebrus. Bebrus arba šernas. O, žiūrėkit, draugužiai. Ten. Bebras lyg ir negyvas. Ai, tu kur aš to įdėsiu? Aš užuodžiu, kaip jis mirda. A. Pradžiai čia pas mūsų Klaipėdoj karosai išmirė, po to bebrai pradėjo mirti. Jeigu žinot, kas čia per priežastį tų bebrų mirimo ar karosą, parašykite komentarus, įdomu, čia. Ten kažkur. Ešeriai. Nu tai kaidu, prieik, ai, užkabliavai. Prinešk arčiau, parodyk ant kameros. Arba pala, taip, persiviniuosi. Brakonierių, pademonstruokite. Ne, rodyk čia. Ant viršutinio peleko. Nu, toksai. Smagus. Nu ką, draugužiai. Mes šiandieną iš savo žvejybą baigiam. Kolega pagavo 3 lydekas ir užkabliavo vieną ešerę. Aš pagavau vieną lydeką, užkabliavau vieną karšį ir užkabliavau vieną mailiuką. Tai šiandienai užteks. Jeigu patiko, neužmirštam paspausti like bei subscribe mygtukus. Ir susitiksime kitame video.